Ir sveiki visi, su jumis Topčikas ir šiandien mes filmuojam 28 dalį Brawl Stars diena pačiame Brawl Stars. Taigi, mūsų tinka Star Dropas. Na tai atidarom jį ir jis super retas. Gerai, kasgi bus dovanėlėse? Klausykit. Aha, va, atsirado. 1000 monetų? Klausykit, jeigu kažkas žino, kažkas gali jau pamatyti viršui, pas manęs kreditas ir 1000 monetų nuėmimų kredito man labai patinka ir tinka. Realiai, jeigu dar iš kažko kito iškristų... Jūs irgi šitą matot? Demonų atsiradimas. Už 4 dienų. Jau už 4 dienų, iškart jums sakau, bus labai ilgas ir fainas video. Galiu pasižadėti tiesiog. Taip. Na tai, o mes šiandien planuose turim sužaisti šitą. Tik tais reikia išrinkti klubą. Na gerai, aš tai rasiu. Na va, lygtais įėjom į kažkokį tai šitą klubą. Reikia pažiūrėti, ar čia žaidžia žmonės eventus. Kažkaip nelabai žiūrėkit, čia žaidžia kažkas. Jo, realiai tik keletą, tikriausiai netiktų. Kolektyvas. Davai kolektyvą pabandysim. Aš vėlgi klube. Jo, čia jau žaidžia žaidėjai. Tapkutis per 5 mačius vieną viną padarė. Ačiū. Gal kokiai... Neįsivaizduoju, gal... Kodėl čia Hunter, pavyzdžiui. Tai čia anglų. Aha, ir niekas neaktyvus. Bent jau niekas nežaidžia. Kaip rasti aktyvų klubą? Patarkit kažkas. O, kebabus radau. O, gal čia aktyvus klubas? Jo, realiai galima sužaisti. Na tai mes šiandien žaisime šitą. Mega pigą. Na tai nežinau, ką dar pasakius, einame į mačių. Na va, iškrenta mum režimas, kur reikia rinkti tos daikčiukus kažkokius. Mūsų teammates jums liko. Aš net nežinau, gal arba Berry, arba Piper. Jo, gal Piper. Čia jinai ant flango labai gerai stovėsis. Taigi, priešai jau surinko, tai Kadze, Kenzie ir Edgaras. Visi jie mane labai lengvai nužudytų, jeigu aš neturėčiau šito gadžeto, su kurio žaidžiu. Tai realiai galim sakyti netgi dabar easy winas. Ui, ne. Vo, gerai, reik ten. Ne, bet čia, eik savo. Jo, čia bus pralaimėjimas, nes mūsų komanda neužtenka to, kad ir pripikinu čia visokį šūdą. Tai dar nemoka žaisti. Jo. Tai Kadzai nieko daryti irgi nereikia. Tiesiog prieina pastoviai ir viskas. Tai padarom. Jo, ir aišku, jis vėl surinks. Viską. O, aš surinksiu. Man apsimoka. Dar ir damedžą padarė man tą Kadzę. Dabar išėjau šoks. Aš va tai padarysiu. Oi, gerai. Galima jau comebackinti. Comeback. Comeback is real. Ir jo, galim ir pabandyti. Jau 4. Jau 4, 5, tai viskas čia gali būti ir laimėjimas. Va tai padarom. Nepataikiau antrą šoto, bet nieko tokio. Va, kur Kadze, kur tas Kenzie, aha. Teammatai, užmiršai, kad čia Kenzies yra. Ok, ten kitoj pusėj ten teammatas padaro neblogai tokį. Bairiuką. Ne. Aha, pas mane čia kažkoksai kvailiukas. Jes, žiūrėkit. 1, 2, 3, hop. Ir mūsų vinas yra. Jo. Ant šito
mačiaus, kad kažkur 4 minutės, tai sumoje video gali eiti netgi 20. Na gerai, einame toliau. Na va, vėl tas pats režimas, tik tais... Palaukit. Ne, čia kita vietovė. Ir čia aš manau, aš galiu imti kokį nors Mendy arba Berį. Nu, tikriausiai Berį. Pabandykim. Jeigu ten nebus visokių ten Edgarų, Bulų, aš galiu ir laimėti, bet jeigu bus ten visokie Džeki, tik pagalvoju apie Džeki, var Džeki, Šeidas ir Džeki, viskas, mane į nulį išneša. Dar šiaip šitas šimpanzė irgi mane easy kylina, realiai. Na, hilminas. Op, nepraleidžiam. Kaip gerai, kad aš dar ir... Oi, prafryzino. Kaip gerai, kad aš dar ir ant vandens galiu užmesti. Op. Viskas. 2-1 atžaidžiam. Ne, ten komanda... Imkit, hilinkitės. Viskas. Komandai athilinta, aš athilintas. Ja. Yes, yra. Ja, nu, kol eina mačius, aš gal pasakyčiau jum tokį dalykėlį. Prenumeruokit mane, prašau, jeigu dar nesu prenumeravę. Ja. Aišku, jeigu kažkas dar žiūri mane. Realiai, aš manau, kad dauguma lietuvių, kadangi labai mažai yra youtuberių, per Brawl Starsą ir dar ir lietuvių, ir dar kurie pakankamai gerą, aš manau, video daro. Mažai, tai manau, apie 1000 lietuvių būtų užsubscribinę mane. Tiesiog niekam nesirekomenduoja mano kanalas. Tai vienintelė problema. Nu viskas, laimim. Ir čia pas mūsų 50, 2 kartus po 50. Taip, tai čia ten rodo kaip? Po 1000 monetų? Kur rodo? Nerodo, aišku. Nieko tokio, einame toliau. Na va, trofėjų pavogimas. Va tokia vat vietovė. Aš imčiau kažkokį žmogeliuką gerą. Nu, pavyzdžiui, kitiketą. Su nematomumu galėsiu visiškai lengvai padaryti po keletą kilų. Taigi, čia Ieva, RT. Aš ant RT galiu užšokti. Negaliu užšokti ant Ievos, aš neužsikabinsiu, bet darysiu healą jai. Čia toksai bagas yra. Game, tai galima baga useriu būti čiučiut. Tai gal neverta. Reikia ten pavogti trofėjų, bet realiai visų pirma reikia žudyti visą komšį priešą. Problemas. Tap. Spausk vieną mygtuką. Ne, nepraleidžiat fengo. Opa, viskas yra. Opa, gerai. Taip aš nematomas prabėgsiu. Neprabėgsiu. O, gerai, bent jau vieną šovį padariau. Nu, kas ten? Mūsų šitą... Ieva feedina Fengą. Fengas to užskris ant mūsų visos komšius. Jeigu ją prieitų arčiau, o ją priėjo arčiau, aš galiu padaryti -3. O -2 tai tikrai. -3. Ir paimti dar. Eik sau. Viskas, pirmas yra. Netgi galim palaukti 1 minutės. 1 minutės laukiam. Nu gerai, nelaukim per ilgai. Dar prisistovėsim čia. Taip. Čia tai timeitas pavarė mūsų. Šaunuolis. Blemba. Nu gerai, parneškit. Parneša? Palauk, parneša. Viskas. Įzivinas. O mes einame į kitą mačių. Na, va dar keletą misijų pasidarė. Dabar tai tikrai į mačių. Kitą. Nu jo.
Pirmin, o, palaukit, matėt, dar ten Brawl Passo kažkas prasijėjo, iš vis puiku. Palaukit, o čia nekrenta nieko išskyrus toho trofėjų pavagimo ir kito. Jo, čia aš irgi imčiau Edgarą, bet jeigu Edgaras paimtas, gal... Vat kas čia stiprus, bet ir ne per stiprus, bet ir ne per slabnas. Kadza gal ne pats geriausias variantas. Nu, Lilė. Nu, jau geriau aš Kadzę pasimčiau, matot? Pas manęs Timytas turi Kadzę full pagerintą ir be plaksuką. Kas čia yra? Atleiskit labai, aš nežinau, kas su Brawl Starsu ne taip. Rašom į komentarus, jeigu kažkas ir žiūri mano video, Brawl Starsas lagina. Tai prabėgsim. Okay. Tai tiesiog padaryti damage'ą man realiai reikia. Ir dar žudyti visus priešus neblogai. Omaras. O čia medėlai, o ką mes čia darom? O jūs žinojot, ponas, kad vogti šiaip negalima? Aš saugosiu. Viskas. Vienas. Ką? Čia tai prikolas. Aš jį nužudžiau, jis mane nužudė. Ui, čia mūsų trofą vogė. Edgarai, helpo. Eik savo, ten 4 kubai plus dar trofėjus tas stovi. Švis ne variantas. Paimk, Kadzi, tau reikėjo paimti jų trofėjų. Nu, tebūnie taip. Ta Lilė pastoviai ant manęs užpuola. Jau, nu, bet pas mūsų yra vienas atnešimas, realiai mes jau laimim. Tik jiems dar neatiduoti savo trofėjo ir viskas bus gerai. Žinai, Lilė, tu taip čia nepraeisi per sekundę. Ai, aš tiesiog įėjau į šitą pasaulį ir tiesiog atsirandu, man trenkia per snukį, dingstu ir viskas. Ei, čia tu ką per bairį padarei? Ką čia per bairį padarei? Ką tu čia į mane ultus mėtai? Kadzi, tu čia nenagliek. Čia tu tokių bairių nedaryk, okei? Neverta. Saškių po bairių padarysiu tau tokį, kad į tave atskris 5 šotai iš karto. Yes. Dar ir kilas. Ai, aš jį nuždžiau. Dar didesnis prikolas. Iš pradžių toksai. O po to. Nu, karočią. O, star dropas. Vat kuo daugiau monetų. O, ant Lilį. Kada pas manęs monetos bus? Aha, star dropas tai kitas. Jo, dar galima misijas padaryti. Zonos paėmimą. Nebloga vieta, bet tik tais už kokį personažą eiti. Nu gal Lu? Jo, pabandykim Lu. Jeigu eisis, nes eis mačiai, nu tai... Ja, tai ne. Tiesiog 5 kartus laimėti ir dar damage'ą lygtais padaryti. Nu jo. Ir iš to star dropo neblogai būtų, jeigu iškristų monetos, kad ir 50 monetų. Star dropo, kol daugiau man monetų kris, tuo aš greičiau laimėsiu realiai. To aš greičiau užsidarysiu tą kreditą ir to, jeigu kažkas nežino, to aš greičiau galėsiu pasimti tokį naują skiną. Naują Dago skiną tiesiog. Jo, kadangi pas manęs davė minusą, tipo, tų monetų kreditas buvo tik 10 000 monetų, o jau 3 000 monetų aš jau ir taip turėjau, tai reiškia, pas manęs buvo ir kreditas kažkur, gal pralagino, 5 ir 800, 5800. Iš kur kreditas mano buvo, tai jau,
Tai ir aš, tangi tas misijas darau, pastoviai žaidžiu kiekvieną dieną. Tai va ir pavyko sugrąžinti. Oi, aha, čia buvo, kad išgelbėjai. Realiai kiekvienas ultas, tai plus 10, oi, kaip frizina. Atleiskit labai, bet šitame video labai daug frizina. Gal todėl, kad su tokiu personažu žaidžiu, kuris šaldo. Ja, baikė. Taigi, dar 10%. Stovim, laukiam, ожидаем, taip sakant. Ir viskas. Laimėjimas yra. Taip, reikia damage'o plus laimėjimų. Gerai, einame toliau. Na va, mes mačia ir su mumis tas pats Edgaras ir Nita. Pati blogiausia Nita. Jo, ir ten priešuose, jeigu kažkas matėt, pastika yra kažkoksai secret pinas. Tai realiai, man čia vienintelį ką padaryti įmanoma, tai tik damage'o, va taip iš toli šaudyti ir damage'o daryti. Tai net taip aš damage'o nepadarau, ką ten kalbėti. Bent čiučiut pataikyti. Na gerai. Čiučiut, damage'o ir darau. O, nesgi kilą padariau. Mane nužudė. Geriausiai stovėjau realiai. Jo, bet gal netgi comebacką padarytume. Nu ne, žinant tokį mūsų teammate'ą, jis tikriausiai matėt, kad jisai sak stovėjo ir žiūrėjo į priešą. Nu va, tai padarysim jam. Tegul žino savo vietą. Jo, prikolas. Palaukit, ką? Šitą tai jūs irgi matėt. Šūvis buvo bloką vieną nuo manęs ir kaip jis pataikė. 100% tas žmogus Brawl Pass'o yra nusipirkęs. Už pinigus grinai. Ne free to play playeris kaip aš. Realiai visus savo beveik 7000 trofų aš sufarminęs free to play. Tipo, nežaidžiau iš vis su pinigais. Tipo, aš nemokėjau į šitą žaidimą. Nei cento. Ir bet pirmą kartą noriu gyvenime įkišti čia savo 2 eurus. Ja, debilizmas aišku, bet realiai, ja, kitame Brawl Pass'e kažką nusipirkčiau. Gal fainiai būtų, gal netgi jums būtų įdomu, kaip aš atidarinėčiau čia keletą tų keisiukų. Na gerai, einame toliau. Na va, prieš mus Geilas, tas Pam ir Lu, ir su mumis dar yra Tikas ir Amber. Amber čia labai geras. Ačiū Amber, kad atėjo, taip sakant. Va taip užmėsiu. Va taip, puiku, puikiai einam. Opa, blemba. Per kitą pusę pereina galva. Nu jo, gerai, čia protinga galva, supranta, kad pro ten nepabėgs. Taip. Čia daug damage'o bus. Puiku, viskas. Va tik dar nemir, ten mūsų Amber tiesiog idealiai atžaidžia. Taip, į visas pusės spėju pačiučiut šauti, realiai. Mane nužudė. Teammate'as mūsų galėjo užmesti savo ultas su tais bombikėm po 4000 damage'o. Hyperšadžinę galvą, bet pagalvojo, o kam reik. Nu gerai. Pum, va. Bet taip dar užmėsim. Bus 2000 damage'o kažkur. Apie. Ja, viskas. Ir kiekgi vis dėlto damage'o iš tiesų padariau 3000. Labai gerai, einame toliau. Na va, mes mačioje ir mes jau čia paim kontrolę visą. Mačioje mes. Taip šitą. Mūsų teammate'as svarbiausia, kad nemirtų, nes jis čia apsaugą realiai daro. Multis užmeta, nemirti, puiku. Nu, vieną išminavau, Mortisas gali abi antras. Abi kitas tiksliau turėjau omeny. Na taip,
Aš nespėju demedžą padaryti. Palaukit. Neskala palidot, kad, blemba, aš nespėju demedžą padaryti, mes per greitai laimėsim. Please wait. Drako, jo, tai tas gyvūnėlis, tas priešas, kurio man reikia, kad padarytumėsi realiai. Davai demedžą, čiučiu dar. Iš vis nei čiučiu demedžą nebūsiu padaręs normaliai. Kažin ar bent 10 000 demedžą būsiu padaręs. Jo. Dislaikas čiučiut už tokį barį. Bet, jo, demedžą vis dėlto esu padaręs. Ir tada jau baiginėsim šį video. Taigi, ačiū labai, kad žiūrėjot šį video. Su jumis buvo Topčikas ir iki.